Priartėjom prie sienos, artėjom aišku ir prie Luvro, bet kokie čia rūmai aplinkui, kiek čia visko yra. Atplaukia laivai ir žiūriu, kad čia turistų, kiek. Įdomiai. Oho, kiek čia visko bus. Ir kiek čia turistų, ir kiek čia lankytojų, ir kokios čia eilės. Jėtas. Nežinau, mūsų laikas už pusvalandžio, bet eilė matau, kad 3000. Eina savo. Žiauriai, reikia eiti ieškoti, kas bus. Nu, kas nusipirko bilietus, tai va tokie eiliai laukia. Mes irgi pagal laiką nusipirkę. Tai užėjom į vidų, ne prie piramidžių. O ką toliau daryt? Užėjus. Anglų kalbos mažai kas šneka iš vis. Nu, bet bandom eit. Vis tiek kažkur papulsim. Kad tik Mona Lizą pamatytumėm. Prieš užeinant gali daiktus pasidėti, bet tai čia normaliai. Nu, iškart įėjimo yra žemėlapis ir dabar mes esam pačiam centre trikampiu ir judėsim ieškoti Mona Lizos. Neseniai girdėjau, kad Luvrą remontuos, nes čia jau prasta situacija, bet nematau šitos prastos situacijos. Turistų pilna, visko yra. Nu, mes pirmą lėkėm pažiūrėti, kur Mona Lisa, o tada jau galim žiūrėti. Nu, įdomus meno kūriniai. Didžiuliai, be galo didžiuliai. Įsivaizduoju, čia istorikam, menininkam, tai čia yra ką veikti. Čia aš nežinau, kiek laiko turi skirtam muziejui Luvro, kad jį pereit visą ir ištyrinėt. Kosmosas. Jo. Ir bilietai suaugusiam 22, o vaikam iki 18 nemokamai. Tai tas yra visai gerai. Bet gerai, kad čia gali ir filmuoti, ir fotografuoti visą šitą meną, grožį. Kur pasisuksi, kur pažiūrėsi, tai tikrai gražu. Be galo daug įdėtų darbo ir pabaigos nesimato. Nei į vieną pusę, nei į kitą pusę ir čia eini, bet tiek gražu visi, tiek daug yra. Jeigu žiūri per internetą, tai dažnai išmeta bilietus. Kada reikia atskirai Mona Lizą pirkti bilietą, tai nereikia jokių bilietų atskirai pirkti. Bet jau artėjom prie Mona Lizos, tai čia jau žmonių daugiau. Judam, bet dar ne taip lengvai, kaip atrodo, kad čia jau tuoj atjudės ir surasi. Ne velnio. Turi pamatyti visus kūrinius prieš pamatant Mona Lizą. Nu, neilgai laukus, mes jau čia. Bet sako, kokį paveikslą nežiūri šitoj galerijoje, tai tą, kuris yra kitoj pusėje. Nu, nemanau, kad jį nežiūri. Iš tikrųjų yra į ką pažiūrėti ir kitoj pusėje. Ir čia va žmonės žiūri tą paveikslą, tai čia tik tai mitas. O mes judam arčiau Mona Lizos.
Ir va tiek žmonių nori nufotografuoti, pamatyti, nufilmuoti ar dar kažkaip kitaip. Priartėjom per gerus 10 metrų, o jau kiek aplenkėm žmonių. Ir visai netoli esam. Šypsosi. Laukia mūsų. Nu ką, lieka keli centimetrai. Iki Mona Lisa. Nu čia reikia būti stipriam, kad viską aplankyti. Oi. Kiek čia visko yra. Na, ir aplankėm tą Luvrą. Apeiti visą, reikėtų turbūt visos dienos. O jeigu ištyrinėj dar ilgiau. Žmonių daug. Vaizdų daug. Ir gražu.